Išvažiavau į reisą po visos savaitės. Žiūrėsiu, kaip sekasi. Dabar yra beveik 1 valanda. Visumoj nesitikiu dabar daug užsakymų, tik į vakarą, bet dirbsiu su pertraukom, ne ištisai. Dabar gale viską pasakysiu, kiek uždirbau ir kiek praeito mėnesį uždirbau. Per visą mėnesį kiek uždirbau, savaitgaliais dirbdamas simboliškai. Jeigu kam įdomu, žiūrėkit ir būtinai paspauskit like ir prenumeruokite kanalą. Tai ačiū, ir ką, žiūrėsim, kaip man šiandien seksis. Aš nežinau, ar jūs taip darote, bet, pavyzdžiui, nuvažiavus į vieną tašką, kaip šiandien man reikėjo paimti žmogų ir grąžinti atgal, bet galutinio taško nebuvo pažymėję, ar jūs nuvežate ar ne. Jeigu mažesnis miestas, aš nekalbu apie didmiestį, ten koks 1 kilometras, ar jūs nuvežate ar paliekat, kaip jūs darote tą situaciją. Visumai buvo skolingi 4 eurai iki vienos pusės, tai sakiau 5 eurai, vis tik man reikia grįžti iki miesto, tai paliko visumoj 7 eurus, nes atsiskaitinėjo grynais, tai arbatpinigiai neblogi iš kitos pusės. Tai ar jūs grąžinate į vietą, ar pagal maršrutą viską vykdote, kaip pas jūs reikalai yra. Tai įdomu. Per 2 valandas dabar gavau 3 užsakymus. Beveik 3 valandos jau yra, tai labai mažas kiekis, kaip per 2 valandas tik 3 užsakymai. Tai jungsiuos dabar vakare, važiuoju namo ir žiūrėsiu, kaip seksis vakare, viską pranešiu. Bet po kol kas nieko gero, dėl to jeigu norite mane palaikyti, nes mano tikslas išvažiuoti į Vilnių, tenai pradėti dirbti ir su jumis susipažinti, tad būtinai paspauskite patinka ir paprenumeruokite mano kanalą. Ačiū ir einam į vakarą. Tai ką, vėjas labai didelis, tai manau išeis į naudą pabaltaut. Tikime, žmonių bus daugiau negu prieš tai. Pusė tos dienos, kurią bandžiau, kiek aš nebandžiau, porą valandų bandžiau, 3 klientus. Tai dabar pakilo vėjas, tai tikiuosi, kad klientų pakils irgi 3 kartus daugiau. Tad varau žiūrėti, kaip ten mano mieste sekasi. Dabar, kol važiuoju, prisiminiau, kad dar ir krepšinis šiandien, tai tikiuosi, kad dar daugiau bus klientų kartu su vėju sudėjus, niekas nenorės vaikščioti ir tada visi pradės važinėti. Tokios mano prognozijas ir manau, jos pasiteisins. Tikiuosi. Jau prasidėjo vakaras 8 jau, nuo 7 šiek tiek daugiau užsakymų. Viena klientė sakė, kad vienoje vietoje net pradėjo snigti Lietuvoje. Tai įdomu, ar tai yra tiesa, tai duokit žinoti, kažkur kitur tokia šlapiom snaigėm. O pas mane tik truputėlį lyt pradėjo ant stiklo ir viskas. Tai va, su užsakymais judam, pavežiau vieną buvusią klasiokę, šį bei tą vis pakalbam, laikas juda smagiai, žiūrėsim, kiek dienos pabaigoje uždirbsim. Kiek aš uždirbau praeitą mėnesį, matote nuotrauką, arba šičia, 650 atskaičius Bolt mokestį, o į rankas gavau, tai aš skaičiuoju apie 25% man lieka į rankas. Tai jūs pasiskaičiuokite, ar prisimoka ar neprisimoka savaitgaliais dirbti. Valandas irgi matysite arba šičia, arba tenai kampe, kiek aš išdirbu. Ir šiandien eigoje pamatysite, kiek šiandien uždirbau ir per visą savaitę, per šiandien kiek uždirbau. Tai yra penktadienis ir kiek aš uždirbau. Dirbu ir valandas, ir sumą. O atskaičius kurą, tai aš nuo tos sumos atskaičiuoju 20-30%, aš taip grubiai 25%, kas man lieka. Ir jūs svarstat, ar tinka, ar netinka, ar patinka, nepatinka. Žodžiu, kažkas panašaus. Tai va, kiekvienas sprendžia savaip, ar dirbt, ar nedirbt. Jau vakaras, 10:30, nusprendžiau anksčiau baigti darbą, šiaip tai baigiu apie 12:01. Įmesiu, kiek laiko pradirbau, kiek uždirbau, visumoj valandą
važinėjau gale be perstojo, labai daug pažįstamų sutikau dėl to faina. Ir vieni juokėsi, nes aš juos nuvežiau su komforto į vieną vietą, į restoraną ir vėl iškvietė su komforto į restoraną. Ir tenai prie pat vietą, kur mes visi renkamės. Tai jie ir juokėsi, sako, kiba, tu vienas su komforto lakstai. Nu, galbūt, nežinau iš tikrųjų. Tai tokie dalykai, kiek uždirbo, viskas bus arba čia, arba šičia. Laikas ir kiek uždirbau šiandien. Tai tokios naujienos ir ką, būtinai pasakyti kanalą, kam įdomu, kaip man sekasi uždirbti pinigus. Ir iki sekančio karto, iki sekančios dienos.